Mes keliaujant išvažiuojam. Kas tarpinė stotelė Stambulo oro uostas. 2 metus čia nebuvom, žiūrim kas pasikeitė. Dar mums kulniuoti kitą terminalo galą, bet dar turim daug laiko. Po 3 valandas tai galėsiu tik tai pafilmuoti biškelį, kas nematė. Gal kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo tas oro uostas. Tai šiek tiek kadrų bus. O paskui jau Kolombas. Šri Lanka. Judam, po truputį judam. Labai patiko turkiškam lėktuvė, Turkijos avialinių lėktuvė maistas. Jis ir anksčiau buvo labai geras, bet šį kartą tai kažkaip labai geras. Toks kotletas, skanus suvalgęs su baklažanu, tokia mišrainytė ir desertas buvo, puikiai tiesiog. Tai netgi aplenkė Kenijos avialinijas, kur kažkada sakiau, kad ten kaip skaniai duoda valgyti. Šiandien buvo gal dar geriau. Kokia rimta keliautoja. Vos neužkliuvau filmuodamas atbulas. Būtų juokinga. Tarp kitko mes žiūrim nusipirkti Jägermeisterio. Pasilyginam su lietuviškom Vilniaus oro uosto kainom. Tai žinokit pigiau. Kokia 1 eurų tikrai. Tai, parduotuvės, neįdomu. Žiūrėkit, kiek alus kainuoja čia. 0,311 eurų. Litras 17. Jau vieną kartą buvom užkibę ant tokio kablio. Nepagalvom, kad taip ir nusipirkom. Atnešė sąskaitą 11 eurų. Šmaras kažkoks. Taip, kad šį čia geriau su savim turėti kažką, jeigu galima. Smagus oro uostas, iš tikrųjų didžiulis, be proto, bet jaukus toksai, švarus. Ir kažkaip atrodo žmonių daug, bet neperkimštas taip pat. Kažkaip ir atsisės gali gauti. Ir restoranuose vietos yra. Vaikas pas kitą tėvą prie manęs prisikabino ir nuėjo. Gerai, kad spėjo pamatyti tikras tėvas. Būtumėm ir nusivedę jį. Ir cirko yra. Ieškom išgerti, o nėra mūsų dydžio butelio. Yra tik litriniai, kas mums per daug, o jau kokia maks pusė litro ir nėra. Kas čia per bardakas? Visiškas bardakas. Visokių dalykų yra, kokių tik tai nori. Bet būt mūsų jėgeriuko dydžio, tik dideli. Šūdas. Vilniui 22 ar 3 ar 4. Kainelė. Štai šie mažiukai, švepso buteliukai. 2. Spėkit, kiek kainavo. 11,5 eurų. Čia plėšia visur. Turkai.
Valgyti nenoriu, bet žiūriai skaniai atrodo čia viskas. Nors ir brangu, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Ten ne tik bulvės, ten dar ir vištiena, man atrodo. Šitie... Kai viešbutį kokiam, viskas įskaičiuota. Mišrainyčių visokių. Nu, štai jau užsidegė mūsų Kolombas, jau tai pradės sodinimą. Panašu, kad nebus atšauktas skrydis, nes labai daug atšauktų skrydžių dėl karo veiksmų Teherane. Dubajuje atšaukti, Dohos, viskas ten sustojo. Muskatas, Beirutas. Žodžiu. Iškia aplent reikės matyti jos ratuką padaryti. Nu, 8 valandas skrydis. Susitiksim vietai. Ten kareivukai stovi. Laukiam, prie šito pašto pastato turi privažiuoti mūsų mašiną. Kažkokius Priusas ir nuvežti mūsų viešbutį. Ką galiu pasakyti, tvankoka, drėgna, taip, bet pakenčiamai. Dar ankstyvas labai rytas. Tai nekaršta labai. Nu ką, važiuojam jau su mūsų mašinyte. Malonus toks vairuotojas, angliškai kalba mažai, kaip ir aš, tai jis šneka normaliai. Važiuojam mokamų greitkelių. Susimokėjo liktai, tai mums nereiks papildomai mokėti, kas yra gerai. Mes nepasiruošę dar išleisti pinigų, bent jau iki vakaro. O žiūrėkit, budytė kažkokia. Ir pas mus čia yra brozdėlis. Negirdė. Nu va toks rūmas. Ten sėdi plika Sonata. Va, 3D vaizdas. Čia toks toweris padarytas, bet Sonata suardė, tai dabar toks pimpalas gavosi kažkoks, nu bet nieko. Nu tokia karališka lova. Tai, gerai. Daug čia nerodysim. Nu kas čia spinta. Nu, tas nieko tokio. Va čia yra geriausia vieta, aišku. Nu, čia kaip ir yra, viskas gerai. Čia, va. Nu, kaip taip gali būti? Nu, ir čia, va, dušas. Ir va, ten kaimynai gali žiūrėti. Tai va, toks tas numeriukas. Dirba, paankstina mums šį atsikėlimą porai valandų. Net pats vadybininkas dirba. 3,5 valandos. Jo, 3,5 valandos anksčiau įsikėlėm, tai šaunuoliai, kad tai padarė. Nu ką, biškį pailsim, susitvarkom, nu ir eisim kažkur tai pasivaikščioti. Kaip jūs galvojat? Ar seifas turi būti pritvirtintas ar ne? Nu, yra biškito Šri Lankos bajerių. Kokios tapkės panamus. Ten dar vienas yra. Kažkokios ciratėlės padėtas. Čia viskas kliba. Nu, čia gal tegu sukasi, sukinėjasi. Nu, čia jau rodžiau. Parodysiu dušą.
kaip bėga. Nu. Reikia su tarkim vaikščioti. Gaila, ai, filmavau. Geras. Taip, rodau toliau. Atsakė dušą. Viskas purškia kaip nori. Per viršų, čia atsakinėti. Nu, gerai. Pabėga čia kažkur. Nu, va čia toksai takelis iš mūsų viešbučio į vandenino pusę ir į miestelio pusę. O žmonės su skėčiais eina, nors čia nelyja dabar, bet karšta. Toks trumpas keliukas iki pagrindinės kelio. Pagrindinė Uno Batunos pėsčiųjų, norėjau sakyti, kelio, bet nevažiuoja mašinos ir tuktukai. Gerai, kad dar tie crazy bazai nevažinėja, tai ten šis sumaigytų čia viską išėlės. Nu ką, įlipau į Indijos vandenį. Iš pradžių toks yra gaivokas kažkoks, de? Bet šiaip šiltas vanduo. Bangos nedidelės, šiandien maudytis galim. Puiku. Bet esam tokie kaip pridaužti. Nei miegoja, nei nemiegoja. Tokios galvos ūžia, nieko nesupranti, kas vyksta, viską pamiršti, paimti, ką reikia. Tai visko gali šiandien vykti. Einam kažką užkąs, nes norim, nesuprantam, koks dienos laikas, viskas susimaišė. Va, karis tai kaip skaniai kvepia, bet grinai kari ir kvepia. Galvam bus žiauriai didelė porcija. Pasėmėm 1-2, bet žiūri Sonata baigė sukirsti. Kas atimti? Antras tik taip. Man liks tik alus. Ir jie turi savo basanavičių. Reto Leonard Kloeta. Nu, kažkoks. Pagaliau pirmą vakarą elgiamės taip, kaip ir turim elgtis, dėl ko mes čia atvažiavom, mes turim pačilinti. Užsakysim vietinių kokteilių, ten negroniškai čia padaryti negali. Deja, kol kas dar neradau vietos, kur yra negronių. Gal kažkaip, kada nors. Baras ir pilna žmonių. Įdomiausia, kad einant prie įėjimo reikia palikti savo batus ar basutės, kad ten apsirmojęs. Čia tik gali vaikščioti basom. Jaukus bariukas, įdomus. Pabandysim čia.
restoranas Social. Toks įėjimas. Kažkaip tuščia, bet labai atsiliepimai geri. Tai ir einam. Pažiūrėjom, valgyti yra ką, išgerti yra ką. Ko mums daugiau reikia. Tualetai yra? Jo, tualetai netgi yra. Ne, čia šiaip visai jaukiai atrodo. Kažkaip keista, kad tai žmonių nėra. Kam reikia. Čia mūsų žmonės. Jau daroja žuvį. Nu, žvesk. Ko dabar stovi? Čia, va užsiveda šitas, va, reikia patraukti ir užsiveda viską. Nusipirkom vaisių. Prašom, kad supjausit, nes šiaip peilio neturim. Ir pastebėm tokį dalyką, kad o kur mums atsisės prie kokio staliuko, kad nereikia staliuko čia. Kėdės staliuką padarysim. Du fotai. Kėdžių pridėta visokių, sofkelių, o staliukas tik tai toksai, nu, rašamasis. Šitas va toksai, bet ką žinau, čia nevalgysim, nejauku kažkaip tai bus. Nu gerai, paragausim. Sako, labai skanus čia mangai. Mūsų kukli vakarienė. Ne vakarienė, čia vakarienė mes valgėm, tai desertukas. Nu, mangai tai dieviški. Tai skanus. O šitie va taip.